Your Excellencies, ministers, vice ministers, Jūsų ekscelencijos ministrai, viceministrai, profesoriai, parlamento nariai, Jūsų ekscelencija Izraelio ambasadorė, mėly kolegos, draugai, man didelė garbė, kad šiandien kartu su jumis dalyvauti šiame puikiame susitikime. Aš pats esu iš Atėnų, iš Graikijos ir per pastarosius 7,5 metų gyvenau Kipre, dirbu konsultantu ir dirbu pirminėme, antrinėme, tretinėme priežiūros lygmenyje. Dirbu su reabilitacinė medicina ir mes skatiname sveiko ilgamžiškumo medicinos tobulinimą. Prieš 1,5 metų su Ilja Stambleriu teko kalbėti ir aš pasiūliau, o ką jeigu mes suburtume visus tarptautinius ekspertus turinčius patirties ir parengtume tvirtą bendrų sutarimų pagristą dokumentą, kuris būtų pagristas įrodymais, protokolais. Tokiu būdu ir gimė mano knyga. Džiaugiuosi, kad profesorius Džervinskis jau nemažai paminėjo dalykų, kuriuos norėsiu ir aš paminėti. Taigi dabar mes kalbame apie naują discipliną, naują medicinos discipliną. Sveikas ilgamžiškumas tai yra aktyvi metodologija skirta gyventi ilgiau, nesusiduriant su įvairiomis ligomis, gretutinėmis ligomis. Kai manęs klausia, kaip reikėtų padėti žmonėms su tuo susidurančiais, aš visuomet sakau, o kas yra tas sveikasis žmogus? Ar jūs esate tikras, kad su jumis kalba visiškai sveikas žmogus? Tad mums tenka taikyti tam tikras procedūras, pagristas gero mokslu, gero diagnostika, biologiniais žymenimis, kaip jau minėjo profesorius. Todėl mums reikia daugiau mokslinio darbo, gairių, diskusijų kartu su mokslininkais, klinikiniais ekspertais, universitetais ir akademijomis, tam, kad galėtume dar geriau patobulinti turimas priemonės skirtas visuomeniai. Taigi taip gimė knyga, kurią jums pristatė ir Ilja Stambleris apie geriausią praktiką ir protokolą šioje srityje. Knyga yra paremta ekspertų nuomonėmis, ekspertų iš Tarptautinio ilgamžiškumo alijanso. Ir mes pasiūlėme, kad sveiko ilgamžiškumo medicinos praktikoje būtų taikomi tam tikri modeliai. Aišku, pagrindinis tikslas yra išsaugoti sveiko gyvenimo metus, pratęsti juos. Tas bendras tikslas paskatino sukurti įrodymais pagristus protokolus, kurie būtų taikytini praktikoje. Aš čia labai greitai praleisiu savo skaidres, jūs visą tai jau išgirdote. Iš profesorius Džavzinskio. Taigi, kokios intervencijos gali būti? Čia gali būti neinvaziniai metodai, ir visi jie yra pagristi moksliniais tyrimais, ką aš jau pristačiau prieš tai ir akademijoje. The quantic diabetic magnetotherapy widely used in Asia and also Azijoje ir taip pat Pietų Europoje bei Pietų Amerikoje yra taikomi įvairūs gydymo metodai, kurie stengia užtikrinti oksidacijos procesų pusiausvyrą. Kartais tam tikrame etape galima taip pat padidinti ir širdies ir kraujagyslių ligų riziką, tad būtina rasti ir tam tikrą oksidacinio proceso pusiausvyrą.
Toronto universitetas taip pat labai daug prisidėjo prie to, kad būtų parengti ir tam tikri reabilitacijos modeliai patyrus insultą. Personalizuoti terapijos metodai ir daugybė įvairių kitų terapinių gero mokslo pagrįstų metodų yra šioje srityje. Tačiau Tarptautinio ilgaamžiškumo alijanso pozicijos dokumente mes neremia šių ar kitų specifinių intervencijų naudojimo klinikinėje priežiūroje. Mes tai pateikėme kaip pavyzdžius, kurie šiuo metu yra siūlomi mokslinėje literatūroje. Mediciniai ilgaamžiškumo tyrimai yra išties labai svarbus, tad ilgaamžiškumo medicina yra pagrįsta moksliniais tyrimais. Ir kad pasiektume pagrįstų, apibendrintų rezultatų, turime užtikrinti mokslinius tyrimus šioje srityje. Southamptono universitete teko dirbti ties šiais tyrimais ir kuomet grįžau į Kiprą ir bandžiau pristatyti tyrimų rezultatus, iš manęs daug kas juokėsi. Dabar gero mokslas, kuris atsirado jau prieš daug metų, padėjo mums atverti ir institucijas, kurios dirba šioje srityje, kurios yra susitelkusios ties konkrečiomis lygomis, o ne prevencija. Tai yra daug dėmesio skiriama metodologijai, kuri žvelgia į ateitį, kad žmonės galėtų gyventi nesusidurdami su įvairiomis lygomis. Ir čia, kaip minėjo seras Michaelas Hurstas, mes ekspertai dirbantis su diabetu, su nutukimu, mums taip pat tenka dirbti daug šioje srityje. Yra ekspertų kitų, kurie dirba sveiko ilgaamžiškumo srityje, kurie laukia tų protokolų tam, kad žinotų, kaip dirbti su šiomis problemomis. Ir aš tuomet, kuomet manęs paklausė tokių protokolų, paklausiu, ką jūs darote, kad gerintumėte miego kokybę, kad sumažintumėte kraujospūdį. Mes negalime siekti geresnės ilgaamžiškumo medicinos, jeigu nepasirūpiname pirminę prevencinę mediciną pirmiau. Taigi, dėkoju už dėmesį.